Medžiotojo pypkė. Jaunas velniukas iššoko iš pragaro ir nuskodė į žemę. Jis dar buvo ganėtinai kvailokas ir mažai ką susigaudė žemiškuose reikaluose. Na, dabar pažiūrėsiu, kas ta žemė ir kas tie žmonės, džiūgavo jis. Žinau, kad per degtinę ir tabaką žmonės daugiausia papuola į pragarą. Reikia pirmiausia pamatyti degtinę ir tabaką. Jis atsidūrė pamiškėje ir apsidairė. Viskas čia buvo nematyta, žydėjo gėlės, siūbavo medžiai, giedojo paukščiai. Oi, kaip prastai atrodo žemė, suraukė jis nosį. Nematyti nei ugnies, nei katilų, neužuodžiu sieros kvapo. Nepatinka man čia. Daug blogiau kaip pragare. Tuo metu iš miško išėjo medžiotojas, užsikabinęs šautuvą ant pečių. Ėjo jis lėtai, koja už kojos, kol pamatė pamiškėje stypsantį velniūkštį. O šitas ko čia vėpso, sumurmėjo medžiotojas ir paspartino žingsnį. Tikriausiai ne iš gero girioje atsirado velniūkštis. Reikia jo greičiau atsikratyti, kol neiškritė kokios nors velnevos. Tegul drožia į pelkę ir čia nesišvaisto. O velniūkštis negalėjo akių atitraukti nuo medžiotojo. Ei, žmogau, prašneko jis draugiškai, kiek tik velnias gali pajėgti gražiai kalbėti. Gal turi degtinės? Na, ko užsinorėjo degtinės? O kam tau jos reikia? Paklausė medžiotojas. Taigi noriu pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Sako, kad jį geriausia velnio draugė. Tai tavo draugė, o ne mano, atšovė medžiotojas. Ko neturiu, to negaliu parodyti. Sakyk, žmogau, o tabako ar negali parodyti? Tabako? Taigi labai norėčiau pamatyti. Mato medžiotojas, kad velniūkštis visai kvailas ir nusprendė jį pamokyti, kad daugiau prie žmonių nelystų. Tabako neturiu, bet pypkę tai turiu, galiu parodyti ir duoti pauostyti, meluoja medžiotojas, vos sulaikydamas juoką. Nagi duokš nors pauostyti, prišoko velniūkštis. Medžiotojas nusikabino nuo pečių šautuvą ir prikišo velniūkštį prie nosies. Kadangi vamzdis buvo užtaisytas, paukštiniais šratais, medžiotojo pirštas tuo metu paspaudė gaiduką ir suvarė užtaisą velniūkščiui į nasrus. O kad tave paraliai, suriko velniūkštis pradėjęs čiaudėti ir kosėti. Apsisuko ir movė nuo medžiotojo, kad net dulkės parūko. Matai, tik pypkę pauoščiau, man išpliko gerklė ir apsvaigo galva. O kas, jeigu ji būtų prikimšta tabako, sumurmėjo velniūkštis. Nuo to laiko jis bijojo net pagalvoti apie pypkę, o užuodęs tabako kvapą sprukdavo kaip zuikis nuo skalikų.